lietaus nebūtų. Matai, šimtas tegul čia būna, kaip sakome, apsiniaukia, bet... Labą dieną. Kas čia? Taip, labai. Pažįstami. Aš tą kartą nepažinau. Ne, nu tai žinai. Sveikas, sveikas. Gerai, kad nesušliubaunas batais, nes kiemas šlapas. Jos kaip vasaras. Tai tik nešliubaunas batus užsidėjot, gal ne? Aš tai ne. Nu, tai vadams bus darbo, bus darbo. Bus darbo. Labą dieną. Gražios. O mums nebus bučkio? Aš tai vakar bučiavaus, bet aš čia... Nemaišo. Filmuota bus, vakar tai nefilmuota. Jo, nu tai vakar, matai, Nu, paik užtenka. Aš irgi turiu fotoaparatą. Jau irgi pasiimt, bet paskui galvoju, nu ryt važiuoju į sodybą, čia į bažnyčią pusvalandį galvoju, pilėkausi. Oi, gerai, nu malačiai jūs. Oi, laukiam, nes pranelių laukiam. Ko nepasitinki? Kai jisai ten filmuoja? Labas, Pranai, 100 metų. Čia dar negeras. Nu, tvora kaip tvora. Čia mano vyras. Oi, atsargiai. Tvora kaip tvora. Sveiki. Sveiki. Bet aš rankos negaliu, dar paduoti negaliu. Sveikas, Gediminai, su gimtadieniu. Sveikas. Jėzau, kaip faina. Gražuolė. Visa kompanija išbūrė. Ko čia? Keturis. Nu, mes nežiūrėsim. Aukštas nežiūrėt. Nesimato, kad Aukštai dingo. O dabar aš neduosiu moterinis. Eikit tiesiai, ten rasit kur. O, nereikia rankų. Reikia rankų. Oi, Gediminas toks į tėvą pasirai panašus, koks aš jas nuosis pažiūrėkit. Aš gal į ketvirtą. Planas filmuoja, o gana planai čia. Aš labai nenoriu. Kur pažiūrėjau. Ko? Turbūt aš gal įsivaizduoju visi sveikuolę šventį. Daugiau ne. Klasai nerūpa. Aš tai pažinčiau. Manęs tai ne, aš pasikeitus stipriai. Va, kad tu kažkaip. Gal reikia padėti mergaitės, sakyk, nes aš tada iš karto cigaretės turiu. Tai jūs čia rūkyti negalite, jūs eikite į lauką parūkyti. Aš sveikuolių nesiruošiu pakeisti. Sveikuolių? Skirsi, tai brolis Grigiškėsi, bet, reiškia, jinai, aš suprantu, kad Pranas gal ten persibėgo jų keliai, nes jis Pranas Triniškis, taip? Pranai, tu... Pranas tai taip, Pranas... A tu gal jau dabar irgi ne elektriniškis, ne? Elektriniškis. Labas, gražuoliukai, sako. Gal čia. Dabar tai gražuoliukai. Aš vieną kartą savo Vyra pasakyti, su kokia čia gražuolė. ir buhalterę kaip pavadinau gražuolė. Vairuosi, tai tu iš vis neragausi. Kol kas atidarymas, bet nešiu. Bet tai tu gal vairuosi. Kamšą. Bet aš Romą paskutinį kartą, kaip mačiau, jis buvo biški lieknesnis.
Man dabar jis lieknesnis. Aš mačiau jį Bet tai tu žinai, stambesnį. kada aš jį mačiau. Nu, aš ne taip senai Romai, mačiau. aš tave labai seniai mačiau, Aš ne? tave tik žinai, kada mačiau. Troleibuse pameni mes taip Vieną buvom. kartą, bet tai seniausiai mačiau kažkada Peronę su vyru, kai iš Rūdiškio ar kur važiavo Nereikia šitą. bukalo. O Jėzau, jeigu peronė, tai tas buvo labai... Sakau, žvėriškai. Iš tikrųjų. Ai, vo. Gerai, gerai. Tai, matai, jie labai stipriai užkimšti reikia. Ne, viskas yra. Nu, fotografuok. Kaip mes Tik kad pora? neįsižiūrėt, kaip tvora. Paraka. Žinai tą rusišką? Ne, gera daina. A jie ni para. Žinai tą rusišką labai faina. Septyni gerai. Viskas Čia gerai. tavo parašas toks? Parašo tai nėra, tik Ką vardas. jūs Nesvarbu, įsiunčiat? gerai. Aš tu tai ne. Tavo parašo ten nereikia. A, kada šis. Ai, daina man kaip žinau, bet nereikia. Jėzau, aš irgi Aš fotoaparatą. pasimetęs. Pranas po to perrašys visiems. Jo, Metų kaip gėlių. Kuo daugiau, tuo gražiau. Už tą didelę tavo paukštę didelę. Nuo mūsų. Ačiū. Nu tai ką, dabar iš eilės. sveikinau. Tai kokia proga pasitaikė. Tiek Jo, pučių. nu pasisekė. Tai va, aš ir nepasirinkau. Turėčiau bučiuokis, nu. Dar kartą. Ačiū, Pranai. Gal iš kokius nors man netrūkė. Tai kaip dabar darom? Gal tada sėdam biškutį kažką perkandam, nu prie stalo sėdėkim ir kalbėkim ir vaišinkimės. Mes vyrai su Pranu tik kol kas vandenėlį, o jūs tai nieko baisaus. Dievulis per stogą nemato, galite ir gramelį kitą Gali ir per padaryti. stogą matyti. Čia Mes nenusikaltimas. siūlyčiau, aš nežinau, kas alaus, tai nuo alaus, kadangi, nu, kaip technologija, alaus nuo silpnesnis. Ach, jūs dar ir suprantate šioj srityje, ne tik pedagoginiai. Man, pažiūrėjau, jeigu alų su degtinė, tai... Jau viskas. Ryžas. Dėdę tokį turiu, kur sakiau tą milijonierių. Tai jisai stiprų, tą. Aš tu... Tik į to išvelgiu. Nuotraukas, tiksliai nepasėjom fotoaparatą. Pasiėmėm. Nuotraukas turėsit ir mes. Ne, nes dukrą išvežė ir vieną tik turiu išvažiavo, o kaip Pranas sakė, kad viską filmuos, jis įrašys, tai kad ten Jo, tų nešios. mažulių, ar kaip ten vadinasi, nepridėjęs tą. Šitą. Buvo Kiek tada... kelionės irgi prisifotkini, kad nuotraukas padaryta ne. Jina, kada vis smalsus buvai, ne? Pavardžių Buvai vardų esi. neatsimenu, nieko tik klausau ir Nu, viskas. viską žinau, klausyk. Bet aš vis tiek su tavim pasiginčyčiau, kad jisai buvo muzikos mokytojas. Aš ginčytis šiandien tikrai nesiginčiu. Kas buvo muzikos mokytojas? Jisai sako, kad prancūzų. Šauskas buvo mūsų Peteliūnas tai prancūzų tikrai, žinau. Pradžiai Šauskas buvo, po to buvo toks, žinokit, su tokiam žinai. Stalauskas, su dideliais sakiniais. Mano pirmas buvo Storulis ir su tokiu Aš pradėjau rūdu grot kostiumu, trūbą, tokio ketvirtoj klasėj visą ir nuo jo vis laikais kvepėdavo Gerai, mūsų prakaito. paginčysiu, Ir gerai. jis Tu matai? Kam dabar... Čia daug vienodų yra. Aš visas turiu irgi. Nu, ne visas, Onutės turiu, Galės turiu, Romas mano užrašęs. Parodyk dar man. A šitą mes visi daliname. Šitas Čia ne. turiu aš buvau mano yra. susirinkęs. Čia reikia tiksliai. Vienintelį man nedavė nuotrauką. O daugiau tokių nuotraukų neturiu, visiškai aš pradėjau susikiojęs. Parodyk man dar čia. Aš pats savęs jau Mes pavyzdžiui. nepažįsiu, nepanašus į tokį laiką. Tai čia kabinete kažkokia. Čia jo. Čia savo šeiminai Šitą. įdėjau. Čia net Šitą jau matęs. Galinos gal. Bet čia tokios vestuvės. Čia? Ai, sūnų tai pažįstu. Nu, sako, kad aš. Tavo draugas netės. Ne, tai čia. Parodyk knygą. Čia aš nežinau, ar aš įdėjau. Čia
Vėlgi išleistų Sakysim, žemė. vos nepasakiau upa. Tai jis buvo jo pakviestas. Taigi brolis. Sūnų kai žemė tu nekvietėm, nes jau dabar degradavo. Degradavęs, tai normalu. Nu, čia tai normaliai atrodo. Jeigu nėra šitą, reikia į kairę pusę. Bet tada, kai sargiai mašina, žiūrėk, pasistraukė. Ką tu nori pasakyti, kad šitas skirtumas didelis? Nu va, vieną dieną. Tai balandžio kelintą, palauk. Balandžio kelintą? Aš esu įdėmė antrą. Tai palauk, tai vis tiek mes išeisim. Čia Tironas. Nu, matai. O Gžeska gerai gyvena, kai girdėjau, ten darytum su ta. Nu, žinai, vat, ir vienas, ir kitas darbo. Nu, Jėzus Kristus, reikia įdomu. Ta broma, aš galvojau, kad ta broma. Apie kur ta gydyklą, kur va ten Tai va dar toliau. Abromiškių reabilita, va, apie tą ligoninę aš girdėjau. Mr. Knipsas.
mūsų Gerėsios už tai vietos. Ne, mūsų. Savaitės būna Norvegijoje ir 3 savaitės namuose, tad vis tai varinėja. Kas ant tų platformų? Na tai aš iš karto pamačiau, kadangi buvo laikas, kai aš ieškojau tų darbų ir visi. Kai jaunas tai visur gali. Kruiziniai laivai. A kruizinėse tokia mokinė buvo Marytė, tokia simpatiška. Tai mergaitės imdavo tokia, žinai, figūrinės. Tos kruizinės. Nu ką tu galvoji? Prekiniai išvaizdai. Aptarnavimas sferų. Jo, bet to jinai ten vyrėja kažką tai baigusi, tai žinai. Nežinau, aš tuo metu negyvenau. Zaras tai yra, kad Gerutė pavydį ir kur kartais, jeigu jis kažkur nuvažiuoja, jis apginai, ta prasme, buvai, dar Nu matai, supranti, jis toks buvo gan šustras ir išvaizdus. Jinai tokia mokykloje buvo nevzračna, nei ten tų berniukų, nei ten ko. Ir kaip ten sako, ta ir santuoka tokia buvo įdomi, supranti. Nu, bet aš nežinau. Bet jisai sakau, ten apie jį kažkaip sakė antrą kartą, tai jos pinigai ištraukė, nečiūrika. Aš tik ką prisimenu, kai grįždavau Ludiškės, iš man mano papasakojus. Narkevičius pažinojo, Juozas ant man rankų beveik važiavam senis buvo Narkevičius. Aš su jais bendravau, man balkonas šitą turis padarė. Su Juozu bendravai. Kitų reikalų tai įsakau, jisai sakau, dirbo toj kontorai, o dabar nutarė pats, tai jis pats turi savo privačią firmą ir nu, Tada tai mes sugaudavom kartu, kai mūsų panašus pilvas kaip mano, tas irgi nesakė, genukė sesuo dar Rudiškėse su tuo, kur rusų tuo vedusiu. Tai man skambinau, nu tai gedai, tu garažą turi parduoti. Kiek duodi? O nupirko, tai gribus. Nu kas man daugiau davė tam parduoti? Ir pas juos jau. Ir pas mano. Jie man Sakė, įdomus kaimynai ten jie. Bet čia buvo per pusantrų metų. Mišką kažkoks jau pasidaręs. Nuėjau, iš viso už tave Romą, jisai turbūt stambiausias. Ne, tai jisaigi kokį insultą turėjo. Žinau. Vos išsikapstęs. Aš buvau praeitais metais arūs. Bet sakė, ten kaimynai tai pakraupė nuo jų abiejų. A kur tas Danas, brolis, Onutės? Tai tas verslininkas, jo? Paulė juokė ir, reiškia, ateina jį, kviečia mane mokytoją, saka, kažkas išgėrė formaliną su gyva. Blėt, biologijos kabinete. Taigi vežėm greitai. Iš karto nenusistatyk, nes supranti, aš ir jau taip anksčiau galvoju, visą laiką oi, neduok dieve iš šitos šeimos, oi, čia negerai bus, va čia taip važinai. O pagalvojau, tai yra vienintelis mano sūnus. Ir jeigu aš vis tiek iš karto pradėsiu dažnai mažai, aš prarasiu paskutinį. Nes jisai kaimelis ir netrauks į save, į savo giminės. Ir ten aš taip būna. Mano sūnus tai namo.
Jisai, aš, Sašenkutis ir Jonas Sinkevičius. Ir Jonas Sinkevičius buvo sugrosas. Viską prisimenu, tik tavęs ne. Šitą, nu tai aš išėjau po to į kariuomenę, dar jie liko, bet po to išėjau. Bet aš po to ir negrojau, tik tais retkarčiais. Kartais jau 100 metų nelaikęs, bet va, galvoju, bus susitikimas, tai pas tokį draugą muzikantą paėmiau. Savaitę laiko perrašinėjau tokią žinomas Čia tu dainas. rašė, jo, raštas koks gražus, nu. Kaligrafiškas. Visom tokiom raidėm, žinai, tai tu kiek čia laiko užėmė? Ne, žinok, čia labai greitai mano Aš irgi tokiam rašau. Aš kaip projektavau, žinai, tik supratau. Мечтаю, и мне прошлого больше не жаль. Только жалко мне, слышишь, родная, эту темно-вишневую шаль. Только жалко мне, слышишь, родная, эту темно-вишневую шаль. С этой шалью тебя повстречая, и любимой тебя я назвал. Ты стыдливо лицо закрывала, а я нежно тебя целовал. Ты стыдливо лицо закрывала, а я нежно тебя целовал. Я о прошлом теперь не мечтаю, и мне прошлого больше не жаль. Только жалко мне, слышишь, родная, эту темно-вишневую шаль. Молодец. Čia galima pridurti Duncan visi girdėti. Viskas, visos dainos, aš daugiau nebežinau. Tai leiskite na viską. Klevo gonkų saulė dainavom. tyška, ne? Mes jau buvo keturis buvo. A, kokia dar? Nu, šitą prancūzišką šitą neatsimenu šitos. Šeršerecham? Tombelė neš? Bella veža, O, dar. tu ne vien drapas sesuo. Bella veža, Prašom. Skystis vietose, kad neatsidaug dabar. Ne, ne. Jo, netikėta, kas sako, taip. Jo, nereikia šito. Aš mačiau, tokie buvo atlikamai. Gaižauskas jau miręs, o jinai, va, lieknutė figūra, kad 10 vaikų, nu, mūsų įsivaizdavimas 10 gali gimdyti tik va tokias va. Nu, taip nėra gyvenimas. Labai blogai, pasitėkėt krauta galva, jo. Taip ir daug apkrauta galva, tai tu bandyk. Ne, pas man niekas neapkrauta. Paprasčiausiai aš kažkada buvau aktyvus, su amžium mažiau aktyvus daraisi. Ir turizmas, ir dar grojau. Tie rūbus
po narkozį, po visko, žmogus tam buvo. Jo. Troleibusą įlipi ir tada jau ten nervuoja. Jo, labai. Ar stuktelė rankas, buvo toks labai suirzęs ir tik keletą dienų dar siūlai būdį sakyti. Ir tai kažkur su kažkokiu ten draugu. Tokie draugelį net. Su duslintuvais, pistoletai. O, Jėzau. Jo. Kiek pas mus, neprisimenu, prieš kiek metų mūsų laiptiniai 3 butus vieną naktį ir šunys buvo. Jo. Žmonės namuose miegojo. Aš neįsivaizduoju. Yra. Sako, jie eina nuo 2 iki 4 tam tarpe, žmogus ir giliausias miegas. Nu, mums nereikėjo vakar tų linksminamųjų dujų, kas sako, dujas paleid, visi pradeda kvatuoti. Ir visi atsipalaiduoja, nereik ne šnapso, ne kito gėrimo, supranti, kad laisvai jaustus. Šitą, žinai, jis atidaro durį, žinai. Viskas, bet šitai išverstas. Pinigų ieškojo. Prieskoniai visi, makaronai, viskas išmėtyta. Netgi deda, pavyzdžiui, auksą tinka deda į šitą. Taip. Tai va čia mano butas. Išgirsta, kad ten kažkokia bobutė, taip tai įsivaizduoja, kad čia gal visi taip. Žinai, metoniniai, tai buvo ne Kortelės ieškojo. kišenės, tiek senovinių pautų. O PIN kodas buvo ant sekcijos užmesta tokia paprašyta. Užrašyta, tai ant tiek. Susiras PIN kodas. 2 valandas su minutėmis. Ir dar su mūsų geležinkeliu, žinai, Tai ne. Tai va, pritaikyta diena, kada jis turėjo į sesiją išvažiuoti. Būtų. Supranti, nu tai jau aišku tik savų darbas. Nu kažkas tai informaciją duoda. Jo, nes aš papasakosiu, kaip Marijampolė. O čia vyriausias finansininkas, mums į pinigų turi, ten turto turi, ten dievė. Aš buvau namie, kol aš kalbėjau telefonu, girdžiu, kad pas kaimynus pinta kažkas, džiuvinėja kažkas, žinai. Bet aš mačiau, kaip kaimynė nuėjo, jo sūnus policijoje dirba. Dabar tai aukštas pareigas užima Marijampolė. Jis mačiau nuėjo į budėjimą, aš ne 2 aukštą, bet 3 vakaras. Buvo rugsėjo spalio mėnuo, kad 8 valandą tapsiu. Tuo metu man paskambino telefoną, žinai. Ir girdžiu, kad pas kaimynus jie atsitiko, turėtų nukrito ar kas tau, žinai. Taip, aš žinau, kad jinai dirbo parduotuvėje po langą. Ir aš vienu momentu, kai buvau prieis prie langą, mačiau, kokias vyras. Kilo triukšmas ir kai kilo triukšmas, aš galvoju, kad kažkas pasidarė. Aš paėmiau ir paskambinau. Jinai atsiliepė, Nerita, pas mus viskas gerai. Ir kadangi tu supranti, aš jau 2 kartą galvoju, neskambinsiu ir priedo aš matau. O kad Vytautas ligoninėje, aš nežinojau. Aš žinai, tas vyras. Ir aš jau galvoju, 2 kartą pasirodo, ten jinai tą vyrą tvarkė, tada davė jam į skudurus, tu supranti, o aš grinai va, aš galvoju, žinai, gal kas atsitiko. Tai jeigu būtų to nebuvę mano skambučio, tai aš būčiau išgirdus tą bildėsį, aš būčiau bandžius eiti ar žiūrėti, supranti. Vieną kartą jau lindau, kur nereikia. Galvoju, tai įsivaizduokit, va, per 15 minučių. Vakar Čia širšė kažkokia nemūšė. Taip, bet viskas va, varai, žinai, ten gėrimai, visos kišenės, va, žinai, viskas, sekcijos atidarytos per 15 minučių apšvarina būtų. Va, man kalbant telefonu. Įsivaizduok, ir nebijo, visiškai nebijo. Vadinasi, tas navočikas vienas ėjo, žinai, o šitas... Ir supranti, ir kad mano atveju tai... Ir negirdėjo kaimynai tavo nieko. Elektrienų. Aš sėdžiu 2 dienas ir galvoju, kaip pasakojate, tai prisiminėtos visus niausius, žinai. Nes meilės esi įsišuvanė, o man tai krepšinis ir mokslas rūpėjo. Negali, rodo, ne? Pasirodo, ne? Aš žinau,
Rita. Bet nežinau, ar teisingai sakai. Mano ligonė? Taip, tavo ligonė, tu galvoji, čia tavo nusavybė Sakykite, buvo. Liukonienė, nepasakykit, aš su ją pabendrauju ir dar šiek kartais pakviečia į svečius pas mane. Ar mano teisingai pasakė, nors šiek tiek pataikiau ar ne? Pataikiau. Aš tai, pavyzdžiui, pamenu, kad Ir tau? Mokytoja turiu omenyje. Mes buvom tokios, žinai. Ne, mokytoja. Ką, Juoda? Mūsų tautinė daina yra, kaip sakant, sausio mėnesį gimusi. Kerienė. Herienė tokia muzikinė, Jo, nesikainė. a tai kaip kerienė? Jinai taip, o, labas, Mano sakau, simpatija, labas, Nikrai, sakau, mano nežinau, mane biškį kažkada, kybo, žinai, bet ten tas muškietė tokia. Ir jinai pasirodo, aš žinai, kad kaip mėgsta bušiuos, nes bušiuojasi autobusais. Nu. O, labas, Rita, kaip seniai, aš tave mačiau, kaip tu gyveni, sakau, gerai, antras sakinys. O kur tu dirbi? Manęs kaip paklausė, kur tu dirbi? Kiek tu gauni? Man galvoja, savarikas, kur aš dirbu. Aš sakau, kaip? Nu, dujose. O, dujose, taigi ten tokie atlyginimai, o kiek tu uždirbi? Ir jie parduotuviai. Aš įtyliai sakau, gal sakau, tik vadai uždirba, sakau, ką tu čia žinai? Ir aš sakau, pamatysi kitą kartą tą žmogų, tai tu bėgsi nuo jo, kad nežinau. Rita? Tai, ne, Rita kybo prie manęs su šitą kerienę Dieve, gražiną. pasirodo. Pamatė gatvėje. Dabar ką, tai kibau prie tavęs ar ne, jau prie gedo kibau. Kitoj. Kai pasuks į Abromiškės ir 5 toks bordinis namas prie kelio, tai kairiai pusėje. Abromiškė, ten viena gatvė. Sanatorijos. Nu. Gerai. Reiškia, išvada, Irenos vyras jau atvažiuos paimti. Romai, Sakė, taip? maždaug orientuokit, pusantros valandos. Tai Valandos pasėdi, valandą susitvarko. Sakė, aš dabar sustojau kavos pagerti. Irutė, tai čia vyras. Ne, A Marius? Marius? Taigi sakyk šį. nesakysiu, kas. Ai, tai čia draugas. Maladės. Ir pasėdėjau 20 minučių. Aš jau pagalvojau, kad vyras, o apsirikau. Kai kėdė, tai kaip nors į ką Problematiškas. Tegūnas pasidaro. Platėjas. Gali. Su šampanu. Papildysiu. Plus. Prašom. Mėlyje, malonu jūs matyti visus šviesius. Ačiū idėjų generatoriui, Pranui operatoriui Kirstui, Romui, prisijėmusiam visą naštą ir Gediminui. Džiaugiuosi, kad man teko važiuoti gyvenimo ekspresu. Tam pačiu. Nesijaudink, nesijaudink. Nes jaudink, kas ilgiai pakalbės. Kai kuriais Už draugiškas mūsų gimnazistas. ir už bendravimą atmintyje. Ir mes esam tikrai draugiška klasė. Paneigsim visus šitas. Čia tokia leiksma. Ačiū labai. Staselė. Ačiū labai. Ačiū labai. Čia Pranui. Apie kokį ten, supranti, apie telyčią, apie tą, kad linksmiau būtų, o taip labai jau Nu sugrautinai. dabar išgerkit, ką jūs čia dabar Jau ašaras paleidot. sugrautinai, tu ir aš praeitį suversiu. Labai jau čia supranti, reikia matyti, kai aš... Gediminai, prašom. Pasirašykite datą šios dienos. Vaika, palauk, gerai, tu su okuliarais. Nu, Tai turbūt tai teisybė yra. Šampano viską. Aš kaip nujaučiau pasienio. Pridėsiu prie šitą. Apie tas ašaras. Kuo geriau pažįstu vyrus, tuo labiau myliu savo katę. Mes sakyčiau, kaip visos moteris sako, vyrai kiaulės, bet nėra ko apsirengti. Visada tokia. Ar teisingai pasakiau? Vyrai kiaulės, bet neturim ko apsirengti. Nu, čia gražiai. Elgti gyvenime per kopus pusamžį. Nu, tai va, tai tiesiog. Man dar žemaitijai sakydavo, kad juokas gamina vitaminą C. Tai čia visi žinom, bet mes nesimokom iš tų amerikonų, mes krizė. Kiek ten galima ten pasisakyti? Vat akurat apie to Užknisa. Kokia čia krizė? eini ir tau
Mes nežinia, ko norim iš to gyvenimo. Jeigu čia krizė, nu tai atleisk. Pasakau, pas mus, eik gatvė ir nusišypsok, pagalvos, kad как раз. Ne, tai pas mus darbe, va susitinki žmogų ir šypsaisis iš ryto, va, pavyzdžiui. Tai žiūrėk, kokia 3 ir 4 sako, alertė sako, kokia jau šiandien nuotaikoj. Neįprastas, ko nereikia įtvar, užsiraukus, labas rytas. Ten žmonės eina, šypsosi gatvėse, bet kur susitinkėt. Klausykit, man jau 50 ir gydytojas vis kartoja, kad turėčiau dažniau būti gryname ore. Turbūt reikės važinėti atsidarius langą. Tai niekur su mašina važinėja. Katinas nekažė purvinų savo kojinių užsiuokus. Skaityk garsiai, nes juok pati. Nebūk savanaudė. O čia moterims. Kai sensti, vakarienė žvakių šviesoje netenka visos romantikos, nes neįskaitai Valkevičio. Atėjus pusamžiui tavo vyras šviesą išjungė ne todėl, kad norėtų romantikos, bet iš taupumo. Kiek tai ta romantika? Paklausykit, Sąskaitas aš moku, ne? Man tas pats. na štai dabar turiu erdvius namus, tik kur gauti jėgų jos prižiūrėti čia manas. Oi, nu klausyk, viskas, lėksim į knyginę, kokiam sakė knyginę? Pegasą. Pegasė? Oi, tai tiesiog prie stoties yra viena. Mes galim stabdyti. Nematai jau. Po tiek naktų, po tiek. Bendravimo valandų. Vyras plikas. Nuo 20 Atvažiuos kitas metas. Vyras mano taulikas. Va, kaip nematė. Jeigu aš ten pradėsiu nežinau. Jau palačiai pasižmonės. Sako 40 ir užtrunku beveik 2 valandas. O jos net nesako ką. Ryta, garsiai Slapukės, jau negali šitą perskaityti. Negali, žiūrėk. Gal tu tiesiog aš nežinau, kad tu važiuoji. Viskas ir parinko, tu galvoji. Parodyk viršelį, aš nežinau, su kuo ieškoti. Dar kiek bus čia krizė. Kai buvau 20, akimirksniu susiruošdavau išeiti pasižmonėti. Sukako 40 ir užtrunku beveik 2 valandas. Kai būsiu 80, nebespėsiu niekur iš čia išeiti. Ruošiasi. Ne, arba mes pravažiuojam, gal prasidėjo pašėrėm šunį ir Vilnių, ne? Tai gerai, tada šitą.
Jaunystė ant ežero supos smaluota žvejų valtelė. Kasas išsipinus sėdėjai, bangarai puravo krantai, o vėjai ežero vėjai užgavo jie širdį ir man. Kasas išsipinus sėdėjai, bangarai puravo krantai.